Šiame epizode pokalbis su daktare Aiste Ambrazevičiūte. Ji menininkė architektė, tyrinėjanti skaitmeninių ir gamtinių realybių sankirtą. Kaip natūrali aplinka įkvepia jos kūrybinį procesą, kaip tai, ką randame laukinėje aplinkoje, gali inspiruoti, sukurti naujus darinius ir koks apskritai yra šiuolaikinio kuriančio žmogaus santykis su laukinė gamta. Ir pasikalbėjome. Paklausom. Labas, Aiste. Labas, Rokai. Malonu matyti. Man irgi. Tai kaip tavo kerpių pasaulis, kaip jame atsiradai? Pasakok daugiau. Dabar tai atrodė, kadangi gruodžio vidury tik baigiau doktorantūrą susijusią su kerpėmis, pavadinimą kerpių gramatika, tai atrodė, kad po tos datos skelbsiu atostogas ir nieko daugiau negalvosiu apie kerpes. Bet iš tikrųjų tai nieko panašaus, nes atrodo tada dar labiau visiems įdomu ir atsiranda kažkokia sklaida ir matau, kad net ir kad kerpes jau mano gyvenime yra ne vienerius metus, kaip interesų laukas toks gan platus, bet jos net neišnyksta, net ir baigus tokius didelius darbus susijusius su tyrimais ir meninė kūryba. Tai, nežinau, viskas tęsiasi, kinta, kerpės, iš tikrųjų aš naudoju tą organizmo pavadinimą kaip metaforą, dažnai tai irgi miniu. Nes ką man kaip menininkai reiškia kerpės, tai turbūt yra kažkas kito irgi, negu ką reiškia mokslininkui ir gamtininkui. Nes mano skaitmeniniai kūriniai, kuriuos kuriu vizualinė kalba, tai aš vadinu kerpėm, bet labai toli nuo tikrų kerpių. Tai tokių labai daug visokių, nežinau, labai daug aspektų yra, labai kompleksinis tas pasaulis mano galvoje. O prasidėjo jisai irgi kažkaip ir atsitiktinai, ir ne, tai yra apie daug ką pakalbėti. Aha, tada nuo pradžių, kodėl būtent kerpės? Tai iš tikrųjų labai įdomu net pačiai, nes doktorantūros metu reikėjo kaip eiti tokia kaip profesinė terapija savo, pasigilinti, kaip kas nuo ko prasidėjo ir kodėl. Tai iš tikrųjų studijuodama architektūrą, daug jau 7 metus iš tikrųjų studijavau architektūrą ir paskutiniais metais projektas Vienos dailės akademijai buvo apie medieną ir apie medienos lankstumą. Mane labai domino visa lietuvių liaudės ornamentika, puošyba, susijusi ir su architektūra, ir su amatais, menais, visi masteliai. Tai, kad tiesiog viskas ateidavo iš aplinkos, iš gamtos, ją kopijuojant ir drožinėjant, visa ta kūryba buvo gan primityvi, bet medžio rūšys ir tas visas, nežinau, ta romantika tokia mane labai buvo tuo metu užliuliavusi. Man atrodė, kad ten kažkur kažką mes pametėm, kažkaip to trūksta, dirbant architektę ir ofise, dirbant ir matant, kaip projektai pasibaigia kvartalais ir sienom namo, kad nekreipiama dėmesys yra į aplinką, į kraštovaizdį, į medžių rūšis ir pačią medieną. Daug tokių klausimų turėjau kaip studentė ir tyrinėjau tą medieną iš visų pusių, skirtingas rūšis, skirtingas formas. Pradėjau naudoti mikroskopą, pasižiūrėjau į anatomiją ir supratau, kad anatominė medienos ta visa struktūra yra be galo ornamentali. Jinai nėra tiesi, jinai yra lanksti, joje yra labai daug visokių organinių formų. Ir man tik tiek tai reikėjo, kad aš iš tikrųjų pasinerčiau labai tokį vizionierišką, fantastinį medienos pasaulį, stebėdama kitus mastelius ir kad ten galima kažko ieškoti. Lygindama mokslininkų darbus, inžinierių darbus, matydama, kad visi eina kažkur ieškoti ten giliau, tyrinėti medienos. Tai aš kaip tiesiog turėdama tą akademinį kontekstą irgi tą tyrinėjau ir pasinėriau būtent į tuos visus kreivus, organinius, lankščius, ornamentinius būvius gamtoje. Ir tiesiog turbūt vieną dieną po mikroskopu turėdama medienos žievę išvydau tas mažas kerpių struktūras. Ir
baigusi studijas, žinojau, kad noriu nerti, būtent patyrinėti, kas čia per pasaulis, kas čia per formos, kodėl jos tokios keistos, kodėl jos tokios mažos, kodėl aš jų niekada nemačiau. Ir gyvendama užsienį, iš tikrųjų, pradėjau važinėti pati po studijų, po miškus, tai su to mikroskopu, tai kur prie telefono prisideda labai elementaru, labai patogus įrankis, bet aš tiek atradau, aš tiesiog buvau visiškai apstulbusi. Nežinodama, nei ar ten yra kerpės turbūt, nei ar ten samanos, tyrinėdama daugiausia miško pakloti. Ir tuo metu aš gyvenau irgi tojo centrinėje Europoje tarp Budapešto ir Vienos, tai ten vis tiek viskas kitaip atrodo negu Baltijos šalyse. Ten yra netokia drėgmė, miškai kitaip atrodo, jie yra sausesni, daug to tokio geologinio pagrindo, daug ant akmenų auga šiaip ir samanų ir kerpių. Tai viskas atrodo savotiška, keista, bet aš tų kerpių ten radau ir mane tiesiog visiškai užbūrė. Aš supratau, kad turbūt man labai trūko techninėse studijose to tokio tiesiog grožio, vizualumo, ne techninio ir neracionalaus prieimo, o tiesiog, nežinau, nepaaiškinamų dalykų, nekontroliuojamų, ką kerpės jau po to tyrinėjant tiek daug raktažodžių atskleidė, kad tai yra labai kompleksiškas pasaulis net ir mokslininkams, kad yra be galo daug neatsakytų klausimų, kad tai, kaip jos atrodo, dažniausiai niekas ir nežino, yra labai daug tokių subtilybių, nes tai yra organizmas ir ekosistema viename, tai yra vis tiek ir grybo, dumblio, gal net viruso, bakterijos, mielių simbiozė ir bendradarbiaudami šie skirtingi organizmai vis kažką naujo sukuria. Ir tas toksai aspektas turbūt meninis, kad tu niekada nežinai, kas gausis ir tu net nelabai gali paaiškinti dėl ko. Tai tie tokie pagrindiniai elementai, kaip jos auga, kaip apauga, su kokiom kitom rūšim auga, kaip kiekvienas atrodo platelis miške, ar tai būtų jisai vertikalus ar horizontalus, ar ant smėlio, ar dirvožemio, ar ant žievės, ar dar kažkur, ar ant pūvančios medienos. Atrodė, kad jų vizualinė įvairovė tik plinta ir niekas nesikartoja. Ir mane tiesiog, tie aspektai labai sužavėjo. Nes to aš tikrai pasigedau mieste, aplinkos savo gyvenamojoje. To nematydavau kokiuose, kaip sakant, interjero dizaino kataloguose, net architektūrai. Čia tokia kerpių architektūra ir tapo mano tokiais žodžiais, kur atrodė, wow, čia turbūt reikia mokintis ne iš žmonių, o iš kerpių, iš kitų organizmų. Nes visiškai nepažįstama ir labai įdomu. Ir tas nežinojimas irgi suteikia labai daug laisvės kūrėjui tiesiog nežinoti ir leisti nežinoti. Tiesiog žavėtis, stebėti ir lyginti skirtingas vietas, skirtingus miškus, skirtingus kontekstus ir taip pat turbūt ir tęsiasi ta kelionė per metus jau. Kerpės toksai trapus darinys, kur minėjai mieste, kad nelabai jų matosi, tai kiek tai reikia, vieną kartą nubrūkė, antrą kartą nubrūkė ir jos neišsikeroja į tą tokį aišku darinį, bet kaip manai, galėtų būti miestuose daugiau kerpių? Miestui nuo to būtų geriau? Iš tikrųjų, tai mieste yra kerpių, bet jos yra tos kelios rūšys, kurios prisitaikė yra prie taršos. Ir man visą laiką labai įdomu ir svarbu yra pamatyti tą įvairovę. Ir netgi aš pati nelabai atsiduriu be pagalbos tose miško kertinėse buveinėse, kur įvairovė yra labai įspūdinga. Tai turbūt galimybė pamatyti daugiau visą laiką yra svarbu. Ir pamatyti, aš tai galvoju, kad kaip minėjai, jos jautrias taršai, bet reikia ir dar papildomų tokių kažkokių darinių, ar net, tarkim, įrančios medienos galbūt, kažkokio tai mikroklimato. Būtent. Ir miestas tokia aplinka, kur viskas dažniausiai stipriai išvarinta, išpuoselėta,
gal net išpurkšta, kad ten turėtum tą kažkokią tai siekiamybę. Galbūt Obuolave kaip pavyzdys. Taip. Na, mūsų vis tiek miestai gan žali, vis tiek yra tų vietų netoliese, bet lyginant tai akivaizdu, kai atsiduri švariame miške ir klimate, yra visiškai kitokie vaizdai. Tai susidomėjai kerpėmis ir baigiamasis darbas irgi su tuo susijęs, gali plačiau, kokia ten tema buvo, ką tyrinėjai? Magistras, tai čia, kur jau seniau buvo apie medžio, būtent ten formą, medienos formas ir medienos kaip medžiagos, ne pačio medžio, bet medienos vaizduoti. Iš tikrųjų, kad, kaip jau minėjau, kad būtent dėl to lankstumo, dėl anatomijos, o dabar tai tiesiog nesuklys, nes nuo magistro prasidėjo, bet tada čia buvo labai daug metų tęsiasi individuali veikla, meninė praktika. O pastarosius 4 metus, turkios projektas su kerpėm, tai aš jį pavadinau būtent kerpių gramatika. Jau gilinantis į kerpės mano kūryboje. Tiesiog keliaujant po skirtingas vietas, kadangi menininkai dažnai važinėja į meno rezidencijas, tai man taip, kaip sakant, supuolė, kad per pastaraisiais metais dalyvau įvairiose projektuose, tam tikrose ekspedicijose, kur aš būtent ir ieškau skirtingų, kontrastingų gamtos sąlygų kerpėms augti. Ir man buvo įdomu tiesiog patyrinėti, kaip auga šaltyje, kokios rūšys, kaip jos gyvena karštyje ir kas ten vyksta. Ir tai gan naiviai iš tikrųjų visas tas procesas toksai, kur nuvažiuosiu, paieškosiu, patyrinėsiu, bet buvimas ir stebėjimas, matymas pačiai gyvai labai, labai svarbu pasirodė. Tai tas procesas toks ieškoti ir stebėti, didinti savo tą vizualinę atmintį, man yra labai svarbu. Ir kerpių gramatika, kodėl būtent toks pavadinimas? Nes yra tokia knyga ornamento gramatika. Ir man buvo labai įdomu, jinai yra sena ir joje buvo surinkti skirtingų kultūrų ornamentai. O man buvo įdomu būtent kontekstualumas ir surinkti skirtingų vietų, kuriuose kerpės auga gramatika. Kaip galima atpažinti vietas ir kontekstą pagal kerpių rūšis ir jų formas ir tekstūras. Tiesiog visiškai vizuali gramatika. Kaip gal tos organizmus galima nusakyti, kokia yra iš tikrųjų jų būsena, kaip jos jaučiasi ir taip ir atrodo. Čia, aišku, yra labai susijęs su ekologija, bet man buvo svarbu turbūt įvairovė. Kaip jinai lieka kažkur ir kaip tas pats aspektas man yra svarbus. Tai va. Tai kerpės yra kaip indikatorius, pagal kurias gali indikuoti ir aplinkos būklę, ar ne? Taip. Realiai, jeigu auga tam tikros kerpės, grynumas, gryno oro yra vienas iš faktorių, ką dar kerpės rodo. Na, taip gali atpažinti irgi jau nematomus, turbūt nykstančios medienos, yrančios medienos plotus. Bet ir kitas rūšis, man labai visą laiką įdomu, drėgmė, žinoma, labai priklauso. Ir tuos stebėti pačius mikroklimatus ir skirtumus, kodėl vienoje vietoje taip, o kitoje vietoje kitaip. Ir kodėl labai daug tokių tiesiog net nenupasakojimų turbūt aspektų šiaip stebėjimam. Labai įdomu tas toksai susižavėjimo, man atrodo, aspektas, kad aš net ir sakau, kad kartais man nėra būtina žinoti ir tikslių rūšių ir žinoti, kodėl taip yra, o moksliškai aš net dažnai leidžiu savo nežinoti daug ko. Tiesiog atsakyti savo pagal savo atsakymą, vien stebint savo kažkaip jausmą.
Tai aš turiu dažnai vesti ar dirbtuvės, ar dar kažkur atsiduriu kokiuose projektuose, kur aišku, aš galiu atsakyti į mokslinius klausimus, bet man įdomiau yra turbūt spekuliuoti ir įsivaizduoti, kad aš galiu juos sukurti, kažkaip kitaip pavadinti, išrasti. Man atrodo, tas kūrėjų ir yra dovana. Taip kažkaip atrodo, tam visam moksliniam pasauliu trūksta tos tokios laisvės kartais ir atsipalaidavimo nuo tų visų Excelių ir programų, kurias turi sekti ir suskaičiuoti viską tiksliai ir taip toliau. Man ten rodo, kad kerpių pasaulis yra toksai magiškas ir ten yra ten daugiau klausimų negu atsakymų. Ir kartais įdomu tiesiog užduoti klausimus ir ne juos neatsakyti. Tiesiog hipotetiškai. Tai jeigu reikėtų kerpę pasirinkti, turi kažkokią mėgstamiausią, kažkuo įspūdingiausią, top 3 ar kažkas tokio? Iš tikrųjų, tai kadangi Vilniaus dailės akademija turi erdvę Nidoje, Nidos meno kolonija, tai ta vieta tapo tokiu kaip kertinė stebėjimo lokacija, nes visą laiką gali ten sugrįžti ir stebėti įvairiais sezonais mišką. Tai man turbūt ten viena įdomiausių vietų, nes aš labai gerai žinau skirtingas būtent mikrobuveinės ir man labai įdomu stebėti kaitą, kaip per skirtingus sezonus keičiasi vaizdas. Tiesiog neįtikėtina, kaip nuo saulės ir nuo drėgmės ir nuo sausros ir nuo šviesos ir nuo kritulių keičiasi visiškai įvaizdis ir nuotaika aplinkos, nes ten vis tiek gan įdomus tas klimatas yra jūrinis ir žemyninis ir daug susijungia tokių visokių jėgų, skirtingų irgi miškų rūšių ir ten tokių daug, labai didelė įvairovė ir atmosferų realiai, kaip atrodo miškas ir kaip apauga į kerpes. Tai man ten tokia, Nidos gramatika egzistuoja, kad yra labai daug lokacijų, kur man įdomu patikrinti, pažiūrėti, kaip jos laikosi. Ir kažkaip atrodo, nors vasarą būna tiek daug lankytojų, bet ten, kur man įdomu, niekada nebūna žmonių. Tai labai patinka šitas aspektas, kad nukrypus nuo pagrindinio kelio, ten yra iš tikrųjų labai daug erdvės. Kur gali rasti tą tokią laukinę gamtą. Ir ramybę, ir iš tikrųjų vietas, kurios nėra liečiamos gal žmogaus, labiau gyvūnų. Tikrai nemažai tokių vietų, nes vis tiek tai kerpės auga dažniausiai labai, labai iš lėto ir joms reikia tam tikrų išskirtinių sąlygų. Tai tokios vietos, kur žmogaus turbūt koja neįžengia, dažnai yra svarbu. Tai taip, Nida turbūt tokia klasikinė, bet, kaip sako, geriausias miškas yra tas, kuris yra arčiausiai. Tai gal Nida nėra arčiausiai, bet prieinamumas ir sąlygos būtent ten būti yra labai svarbios. Nėra daug tokių vietų, yra dar keletą, Dzūkijoje yra kita labai įdomi rezidencija Verpėjų, kur irgi esu buvusi ir ilgesnį laiką praleidusi ir stebėjusi ir būtent, man atrodo, ne tik buvimas ar greitas praėjimas, bet galimybė būti vienoje vietoje ilgesnį laiką yra raktas, yra svarbiausia šio tokio įsimylėjimo turbūt gamtos dalis. Nes tikrai yra visai kitoks pažinimas. Reikia būti vietoje, reikia skirti tam laiko, reikia sulėtėti, kaip sakant, reikia visų tų savybių, ko visi modernūs žmonės siekia. Laukinė gamta ir modernus žmogus, miško maudynės. Šitą savoką girdėta? Žinoma. Tai man būna kerpių maudynės. Miške irgi. Nors man įdomu su kerpėm ir dėl ko labai patiko, nes kerpės auga visur.
tas yra posakis, kad jos buvo išvežtos į Marsą ir ten išgyveno, auga būtent į visose įmanomuose biomuose pasaulyje, visose klimatuose ir būtent tai, kad jos auga ir ne tik miške, bet ir urbanistinėse aplinkose, kad išėjus pro duris į lauką, tu vis tiek pamatysi kažkokias rūšis, ar jos būtų pavojingos ar nepavojingos, ir ten taip jos yra prisitaikę gyventi vis tiek taršoje miesto išmetamųjų dujų, bet vis tiek man įdomu yra, kad aš galiu pasiekti savo interesų lauką, savo, kaip ten sako, bičiulės visur. Ir tada dar atsiranda tos kitos rūšis, kaip grybai, gleivūnai, samanos ir taip toliau, kur irgi stebi juos visus neatskirai. Viskas, kaip sakant, auga kartu. Tai tą irgi labai įdomu tyrinėti. Ir tai turbūt estetinė kalba, kurią sukuria šie keisti organizmai, irgi jau per tiek metų įsisavino į mano akis ir taip kaip stebiu aplinką yra iš tikrųjų gal visai kitaip, turint tokį bagažą, to tokio vizualo kerpiško, tos estetikos. Tai man tas irgi įdomu ir padeda, aš visą laiką norėjau sprukti nuo tendencijų ir madų, man visą laiką dėl to labai įdomu buvo iš to erdvinio pasaulio atsidurti gamtinėme ir mokintis ieškoti ten kažko, ko gal buvo ar pasiklysta, ar nerasta, nes atrodo tiek daug informacijos slypi, tiek daug žinių, kaip tie mikroorganizmai išbūna, adaptuojasi, kaip kinta. Labai daug tokių gyvenimiškų atsakymų slypi man toje kalboje, būtent vizualinėje. Ir labai įdomu, kaip būnant menininkė, ir aš kaip ir sakau, man atrodo, kad man padeda ne tik kūryboje, bet ir gyvenime. Aš labai daug ir keliu ir klausimų, bet ir atsakymų ir stebiu būtent tą adaptaciją, nes mums irgi adaptacija be galo svarbi yra kaip žmonėm prisitaikyti prie kintamų sąlygų, būvių, jausenų. Tai, o kerpės yra tie hiperadaptyvūs organizmai, kurie privalo prisitaikyti ir prisitaiko. Nes kai buvau dykumoje ir ten radau beros pati 80 skirtingų rūšių, kurios auga vienam karščiausių klimatų pasaulyje, galvojau, wow, tiesiog iš tokio naivių idėjų, bet tai, kai pamatai gyvai, tada patiki ir jo, tada dar labiau viskas pasidaro įdomu. Tai taip ir banguoja ir juda, tiesiog tų temų vis atsiveria. Tai taip, labai platus tas pasaulis. Vienas dar mačiau, tų ankstesnių darbų buvo kažkaip dirbtinė mediena ar kažkas tokio, kur medienos raštus būtent bandėjai išgauti visokiais skirtingais būdais. Dabar aš iš tikrųjų, tai kai su skaitmena pradėjau dirbti būtent iš to tokio trūkumo technologinės prieigos. Galvojau, kad kažką fizinio bus labai sunku padaryti, atsirado skaitmeniniai įrankiai, kurie irgi prieinami visiems, taip kaip ir kerpės, prieinami visiems, visur jos yra. Tai man tas pats skaitmeninis įrankis labai irgi išlaisvino mąstymą ir vaizduotę tuo metu. Dabar tai kartais dirbti tik kompiuteriu yra baugu ir aš su tuo elgiuosi atsargiai, bet pačioj pradžioj tai man labai patiko vaizduoti keisčiausias savybės, medžiagų sąsajas, sąjungas, formas. Ir nežinau, ar atsakau klausimą, bet tiesiog kiek aš žinau tų projektų, vizualo gal labiau, ne pačių projektų, tiek visokių esu prikūrusi tokių, kur atrodo keista, bet ir netikra, bet po to randi miške kažką panašaus. Ir taip sukasi tas ratas toks, kad tos realybės tokios, kur galvoji vieną dieną, kad tai yra neegzistuoja, bet kitą dieną randi ir egzistuoja. Man irgi labai įdomu buvo. Tai jo, esu kūrusi tokių įvairių, dabar jau ir fizinių turbūt manipulacijų ir su 3D spauda, su skirtingom medžiagom ir
to vis eina jos vis tiek į tas bio medžiagas ir bio pasaulį, nes atsiranda tiesiog platesnė pasiūla, prieinamumas. Tai labai įdomu, kas bus toliau, nes ir mastelis mano kinta nuo tokio kompiuterinio skaitmeninio vaizdo. Jisai, aišku, gal lėčiau negu norėčiau, bet auga į fizinį būvį. Visą laiką atrodo, kad norisi grįžti vėl į erdvę, bet tiek daug yra ką veikti, net ir labai mažose kūrybiniuose procesuose. Atrodo, gali labai daug laiko praleisti ir labai mažus dalykus darant. Įdomi dalis tas meninis polėkis ir eksperimentai ir, kaip sakai, mažas mastelis, ar ne, ir tarsi ieškai būdų kažką sukurti iš kitos materijos ir tai didelis darbas iš pirmo, nes tu ieškai ir visus galimus resursus ir atrodo, kad didelis ir potencialas, ta prasme, augantis poreikis vis galbūt toliau tolti nuo kažkokių sintetinių, tokių nenatūralių dalykų, artėti į tą natūralų, bet turbūt tam kelyje vis tiek reikia kombinuoti, ar ne, tas skirtingas medžiagas. Taip, tikrai taip, nes ir tiesiog tas technologinės aplinkos ne visą laiką yra tiesiog jos įvairios. Tai reikia irgi pažinti tas aplinkas, ieškoti, važinėti, tyrinėti, tai man tas labai įdomu ir aš kažkaip kiek išeina judu link to, irgi ieškau paraleliai galimybių gamybinių, būtent transliuoti tas mintis kiek įmanoma ekologiškiau. Ir tų gamybinių galimybių, metodų, kaip tu ieškai, jų randi kažkur ir praeity, ar grinai eksperimentais? Iš tikrųjų, tai turbūt patys projektai, žmonės, visi tie tokie idėjiniai debesys labai daug informacijos suteikia paieškoms, kadangi važinėjau po skirtingas rezidencijas, skirtingose šalyse, tai tada priklausomai nuo to, kur atsiveria vienokios ar kitokios galimybės. Tai kaip praeitų metų vasarą buvau Šiaurės Suomijoje ir ten buvom kelis mėnesius jų sengirėje, kur auga dauguma man nematytų eglių tokių. Aš nežinau, Lietuvoje tai eglės neatrodo. Ir ten auga specifinės kerpių rūšis ir kadangi ten yra rezervatas, tai jos yra neliečiamos ir tos kerpės, mane tiesiog ten be galo sužavėjo, nes aš tokių nebuvau mačiusi ir būnant toje vietoje labai norėjosi neliesti, atrodo, to miško, nesinorėjo jokių technologijų naudoti. Bet vis tiek pavyko susirasti tam kontekstui, atrodo, tinkamą technologiją, spausdinti iš plastiko alternatyvos, iš natūralios miške pilnai išnykstančios medžiagos, tai vis tiek naudojau kaip ir 3D printerį, šiuolaikinį įrankį, bet su tokia medžiaga, kuri yra, atrodo, skirta tai vietai. Tai tiesiog pats kontekstas kartais labai įpareigoja įvertinti ir pasirinkti tinkamai. Gal kuriant Kaune vėl kitaip mieste, bet būnant tokiose jautriose sąlygose ir jas pažįstant ir suprantant, vertinant, tada ir turbūt tas darymas kitoks, ta kūryba įgauna kitą formatą ir metodus. Bet čia miksavimas nuolatinis ir bandymas ir turbūt šių dienų ir yra ta metodologija tokia būtent tarpdisciplininė, ieškoti labai skirtingų hibridų. Ir tą kerpės man tikrai simbolizuoja. Leisti savo junginėti, keisti, pasinerti tikrai iš tą tokį eksperimentinį būvį.
Ir tavo darbai eksponuojami jau turbūt ir už Atlantą, ar nebuvo? Ir jie, kaip susiklosto aplinkybės, kad projektas Kerpių iškeliauja kažkur tai toli? Tai čia kaip ir su viskuo, turbūt, tai kai kažką darai, tai žmonės mato Lietuvos kontekste, viskas atrodo lengviau visą laiką, man atrodo, čia savo sienos padeda, atrodo tas mūsų kultūrinis sektorius toks nėra platus, jeigu kas nors ką nors daro, tai tu ir žinai, kad kažkas kažką daro. Labai sunku būti pasislėpusiam čia. Tai man atrodo, tai taip viskas ir vyksta, labai natūraliai ir organiškai. Tiesiog, jeigu tu darai, tai tave pamato, bet labai daug reikia ir pastangų ir asmeninių įdėti visą laiką. Pirmyn atgal, toksai, judi, atidarinėjai duris, ieškai, stebi save, kur jautiesi gerai, kur blogai, kur tinka, kur netinka, tai toks irgi visiškai nuolatinis procesas, bet menuose visą laiką, aišku, kaip ir daug, kur labai yra daug to nežinomumo, kad tu nežinai, kaip bus, negali sukontroliuoti, nekad nežinai irgi koks ten, ar kam nors bus įdomu ar ne, tai visai svarbiausia turbūt savo atsakyti, kodėl tu darai ir tiesiog man labai svarbu visai pasitikrinti, kad man būtų įdomu, pirmiausia, ne kažkam kitam. O kai taip gyveni, tai tada kažkaip nėra problemų su dėmesiu. Vienas iš darbų man patikusių, tai knyga išleista, ten jau tokia, kai knyga leidė, atrodo, jau ten yra atrinkta, patikrinta ir plačiai visuomeniai skirta toksai, tarsi faktai turėtų būti, bet apie ką ten Čia turėjome ne apie doktorantūros knygą. Dar anksčiau, kur su Saboliu. Ai, būtent ten vaikams skirta knygelė. Tai jinai yra, tai ten buvo iš tikrųjų vienas iš karantininių projektų, būnant Nidoje ir dalyvaujant Neringos miško architektūros rezidencijoje. Tai čia buvo prie pandemiją ir aš buvau pakviesta kurti iliustracijas vaikų knygai, nors niekada nedirbau kaip iliustratorė ir į dar vaikų knygai, o filosofas Kristupas Sabolius nerašęs buvo vaikams. Tai čia buvo gan eksperimentinis toks junginys, bet ta mažytė knygelė buvo išleista ir lietuvių ir anglų kalbomis ir man atrodo ir antro tiražo beveik nėra, tai jinai apkeliavo labai daug vietų ir toksai irgi geras ėjimas ir geras raktas ir pažinimui, ir supažinimui ne tik vaikams, bet ir suaugusiems. Kaip tos kerpės, čia, ką jos čia veikia ir aš turėjau daug laisvės ir iliustruoti su savo kerpių stiliumi ir būtent sukurti gal vaikams knygelę naudojantis skaitmeninius įrankius. Tai buvo labai įdomus procesas ir neįtikėtina iš tikrųjų sklaida. O tau visą laiką įdomus tas buvo gamtos naratyvas, ta prasme, būdama pati vaikų mažumojų atkreipdama į dėmesį irgi, reguliuojančią visokias spalvas. Taip, visada iš tikrųjų buvo. Čia taip kaip lygini savo vaikystę, stebi ten pusbrolius, brolius, sesės ir taip toliau. Ir vis tiek dabar jau kaip žiūri atgal, tai paskiri, tai jo, čia man visą laiką įdomu buvo labiau negu va kitiems. Tai taip, visą laiką mane labai traukė, taip gal užauginta buvau kažkaip, buvo dėmesio skiriama gamtiniam pažinimui ir buvimui gamtoje. Ir aš atradau pati labai anksti dailės mokyklą ir man labai siejas ir gamta, ir kūryba, ir tos priemonės kažkaip, ir žmonės, kuriuos sutinku, biologus, gamtininkus, man irgi labai kūrybiški, labai panašus kažkaip. Ir labai gera būti tarp tokių žmonių. Kažkaip, toks labai savas pasaulis. Tai taip. Atrodo, niekada nebuvo kitokių interesų. Ir kaip aš to architektūroje atsiradau, kartais kyla daug klausimų. Tai yra buvę, kad tau tai trukdytų,
kad atrodytų, kad trukdo toksai požiūris į pasaulį, tarsi per tą gamtos prizmę. Vis tiek daugumą, aš galvoju apie save, apie tą aplinką, augu kažkur rajone, kas tau įdomu, tokie baziniai dažniausiai dalykai buvo. Jeigu gyveni mieste ir augi mieste, tau netekė sudirti, kad jaustumės outsider. Tai nuolat. Aš nuolat. Jau man atrodo, tai natūrali būsena tapo. Okay. bet man nekelia, man labai, nežinau, man žinojimas, kad vis tiek Lietuvoje miestai yra tokie taip arti gamtos ir kad taip paprasta yra atsidurti ramybei ir toj būsenoj ir pasitenkinime tokiam, nežinau, gamtiniam, tai tas labai ramina. Ir man labai svarbu buvo, kai gyvenau užsienyje, tuo metu, kai po kelių metų atsidūriau Baltijos šalyse, neatsimenu, ar tai buvo ir Lietuva, ir Latvija tuo metu. Ir lyginimas miško čia ir ten buvo nepalyginamas jausmas. Ir aš labai jau seniai supratau, kad tokio miško, koks yra mano pasąmonėje, ką man reiškia miškas, kaip aš jį įsivaizduoju, tai čia turbūt tik čia yra toksai. Kažkokie kiti aspektai svarbus yra, nes kitose šalyse miškas akivaizdu visiškai kitaip atrodo ir man kartais jis kelia baimę, nes atsidūrus iš tikrųjų labai laukiniai aplinkoj, miškas nėra romantinė vieta, jis yra bauginanti vieta. Tai mūsų tokiam švelniam iš tikrųjų klimate atrodo ir kraštovaizdė, man miškas toks tikrai romantiškesnis, jisai toks artimesnis žmogui yra, irgi, nežinau, kažkas yra. O yra buvę, kad jau atsidurtų miške, tai būtų tikrai baugu, žinau, dėl kažkokių tamsų, šalta ir nežinai, kur esi? Yra ne kartą. Ir dar, kai visi aktyvūs kraujasiurbiai puola gausiai ir prasideda visokios panikos. Tai taip yra buvo, bet ne Lietuvoje. Būtent šiaurės šalyse. Ten labai daug būna kraujasiurbių. Dėl drėgmės. Taip, tai aš labai atsargiai dabar idealizuoju tokias vietas. Žinau, kad laukinė gamta yra kitokia. Vieni atrodo paveikslėlyje ir kitaip, kaip pats ten atsirandi. Patingai, jeigu vidurvasaris, kur nors Suomijos pelkėse. Tai yra siaubinga. Ja. Net ir Lietuvoje, būnant vandeningose, pelkingose lokacijose, irgi dažnai turi būti viduje, ne lauke, kad galėtum būti. Nėra tam miestiečių pritaikytas komfortas, turbūt reikia adaptuotis ir perinstaliuoti savo galvą, tiktų ir prisitaikyti. Taip. Kažkada bandžiau medžiotojų tokiam bokštelyje išsėdėti ir žiūrėti, kiek laiko galėsi čia išbūti ir taip galvoju, pažiūrėsim, ten, sakykim, saulė leidžiasi, kažkokia įdomi aplinka. Ir tada CO2 ir musės, viskas į mane taip suskrido, kad jau tiesiog nebegalėjau, užšokau, nusipurčiau ir nubėgau. Kad ir kiek tenais medituosi, bet daro savo tada. Tikrai taip. Gauja. Tai taip, man atrodo, tą irgi svarbu žinoti ir išlikti tokiam realistui. O koks tavo mėgstamiausias medis? Mano mėgstamiausias medis iš tikrųjų Neringoje tai būna mėgstamiausi būtent tie kreivieji beržai, kur tiesiog žievė labai išraiškinga, jinai turi daug tokių, kaip čia pavadinti, tošies? Taip, ir jinai kreiva, nelygi ir turi labai daug ploto ir erdvės kerpėms apaugti. Ir dėl to stebint tuos beržus, ten visokius išsiraičiusius vingiuotus nuo vėjo, labai įdomu
labai įdomu matyti, kaip kerpės apauga jų paviršių. Primena tokias visiškai baroko kolonas man. Ten tai taip, dėl to, kad yra labai daug paviršiaus ir ta tokia kaita įvairovė. Tai karpytosios beržas, taip vadinasi. O iš tikrųjų labai pastarosiam dienom galvoju dar apie šalia Kaune esančią obelynę, nes ten yra daug įvairių medžių. Ir ten man labai patinka, yra vienas, dabar aš neprisiminsiu rūšies, bet ten yra kamštinis medis, kurio be galo graži žievė, nuostabi. Ir ją primėtus, tu jauti, kad ten kamštis minkšta. Tai tas toks medis, taip labai dabar mano mintyse yra, kad aš noriu jį aplankyti. Tekstūra, ne? Žavi. Taip. Tai aš visą laiką labai lyginu. Ir kas įdomiausia, kad nebūtinai, labai įdomu rūšis stebėti, kodėl, kokios auga, kaip susodintos. Bet aš per tekstūrą prieinu tada prie rūšies ir taip toliau, bet nuo mažų dalykų išdidinu. Tai tą žinoti tokias vietas, kur auga tau svarbus medžiai, man atrodo labai įdomu. O krūmai reikėtų rinktis? Krūmai, tai nesu iš tikrųjų krūmų žinovė. Ne taip auga kerpės? Nes krūmų neauga kerpės. Taip, turbūt dėl to palieku šią sekciją kitiems. Ir tada, koks tu garsas miško aplinkoje, laukiniai gamtoje, toks yra, irgi daugiausiai sentimentų keliantis, kaip norėtum pamatyti medį, taip norėtum išgirsti garsą. Labai geras klausimas. Man iš tikrųjų labai patinka, kai lyja miške, nes tada ne tik garsas būna, bet ir kvapas ir vaizdas. Visa opera ten įvyksta. Ir dėl to aš irgi akcentuoju, kad man patinka ieškoti kerpių, mano išreiškimas kerpinėti blogų orų, kai yra ir mažiau žmonių, gali visiškai atsipalaiduoti, nes nieks už nugaros neateis ir vaizdas nuo drėgmės visą laiką būna pasakiškas, nes kerpės iš karto atgyja, suminkštėja ir pakeičia spalvas, bakterijos skleidžia kvapą ir tas toksai tobulas miško scenarius, tai audra. Yes. O tai kaip tu rašiesi, matai, kad bus audra ir rašiuosi jau eiti kerpinėti, ką tada Aistė daro, kaip ruošiasi? Tai čia būna viskas vyksta spontaniškai, atsitiktinai, aš nesu ta, kur lyja, tai aš bėgu į mišką. Bet kartais taip, bet būnant, ką aš ir sakau, kad dažniausiai tokiais etapais, sezonais tą veikiu, ilgiau skiriu laiko ir tiesiog visą laiką tom dienom, kai yra drėgna, man įdomiau yra praleisti miške. O kerpinėti, tai tavo atveju reiškia pamatyti, ar reikia ir kažkaip įamžinti, ar reikia kokį herbarą, ar kažką? Čia taip tiesiog keliauti, klaidžioti turbūt, tyrinėti. Tai kadangi mano turbūt fokusas vis tiek išlieka kerpės, tai aš taip ir vadinu. Geras, tokia aiškus rodiklis, ar nesurasti kerpės ir tada su jom kartu jau randi viską aplinkui. Taip, nes kartais labai nedidelio ploto reikia, galima jame tiesiog pasiklysti. Man labai įdomu stebėti iš arti, liesti, fotografuoti, dokumentuoti. Rašant doktorantūros darbą labai taikiau tą praktiką, kad rašyti miške irgi būnant šalia, iš karto aprašant, kaip poetai, aprašant lokacijoje, ką matai, taip dokumentuoti mintis ir stebėti irgi tokį visai terapinį, meditacinį jausmą, kaip veikia sąmonė miške, o ne jau grįžus prie kompiuterio. Tai čia irgi įeina turbūt į tą kerpinėjimo sąvoką. Geras. Kad galima įvairiais būdais tą daryti ir atrasti naujų būdų būti tiesiog to kerpių ir šiaip miško turbūt apsupty.
Mhm. Tai kai taip kokybiškai praleido laiką, tada lengviau pasėti ir prie ekrano, ar ne, ir atlikti jau tokius būtinus darbus. Tikrai taip, nes man labai įdomu, lygiavertiškai įdomu yra kerpinėti ir kompiuterio ekrane, nes mano visi skaitmeniniai įrankiai susiformavo būtent stebint kerpes, imituojant pradžiai, ieškant kažkokių panašių programų, kurios panašias formas gali padėti sukurti, junginėjant skirtingas programas, sukuriant savo kažkokį braižą, irgi unikalų, kur irgi net pažįsti su kokia programa, kas padaryta, nes jų yra ne viena. Tai irgi tas toksai dizaino kelias ateina irgi iš biologijos realiai, stebint, kaip vyksta ten dalykai ir tada bandant ieškoti, pritaikyti, būti kveptai kažkokių panašių dalykų. Tai aš taip ir atradau savo tokį, kas man domina, tada kai traukia, tada nėra sunku išmokti. Tas buvo labai svarbu, tie visi kompiuteriniai dalykai, aspektai, kurie kartais gąsdina, bet jeigu tave domina, tai tada mažiau gąsdina. Mhm. Tai labai įdomu buvo ir yra būti būtent tam irgi kompiuteriniam kerpinėjime, ypač dabar dar su dirbtiniu intelektu, ten tų programėlių, atrodo, tik duokit laiko, kad galima būtų ieškoti, tyrinėti, eksperimentuoti. Taip pat irgi labai panašios emocijos kaip miške. Mhm. O ir pokalbio pradžioje minėjai, kad nežinai, ar tikrai kerpių pasaulio linkme eisi, kokios alternatyvos? Iš tikrųjų, tai kerpės turbūt ir bus, niekur jos nedingsta, bet matau, kad atsiranda kitos metaforos, kad kiti tokie vizualiniai aspektai, kurių nežinau, net dar gal sunku įvardinti, bet ir fiziniai būviai, medžiagos, medžiagų tyrinėjimas, gamyba skaitmeninė. Tai tiesiog labai daug pasaulių atveria, kuriems reikia laiko irgi. Tai kažkaip atrodo galima suktis per labai daug skirtingų mastelių ir perspektyvų, net turint vieną temą galvoj, bet jinai yra tokia kompleksinė, kad kažkaip man jo problemų nekelia, kas bus vėliau ir po to. Tik auga viskas, nes vieną projektą įgyveninus jau vis tiek užuomas kažkokių kitų visą laiką būna. Mhm. O kaip dažnai apskritai žini mišką? Aš iš tikrųjų profilaktiškai tai labai dažnai, bet kaip miesto miške, parke gal labiau tada, kuris būna arčiau, ar tai ąžuolynas, ar kleboniškis, kurie tokie pasiekiamesni taškai. Tai čia tie tokie greiti nuskausminamieji, kur greitai gali atsidurti. O tada jau ilgesniems etapams važiuoju ilgėliau, kur galima ramiai pabūti. O žinai iš anksto, kad tau reikės ir suplanuoji tą laiką, ar jau prispiria, kad supranti, kad jau trūksta gamtos ir kerpinėjimo ir tada reikia skuosti pro duris? Viskas viename. Mhm. Bet labai pažįstamas jausmas, nes nors man ir reikia miesto, taip pat reikia ir miško nuolatos. Vienas be kito man nelabai išeina. Aš jau pastebėjau, kad labai svarbu augimui ir tiesiog irgi skirtingų kontekstų buvimas, lyginimas, derinimas. Toks multidisciplininis geras, jeigu būtent visą laiką būsi gamtoje, tai galbūt ta gamta tada pradeda taip jau spausti, atsiveria visai savo būviais ir žmogus, jisai ypatingai jeigu pratęs būti kažkokiam komfortui, aplinkoje, tai net fiziškai gali būti neigiami patyrimai. Taip, būtent. Lygiai taip pat mieste visą laiką sėdint sausam ore, atrodo, kad jau pradeda trūkti tiesiog tos laukinės gamtos. Taip, bet aš pastaruoju metu nedramatizuoju, mane netgi erzina tas atskirimas miesto ir gamtos, tai tapo tam tikrą klišę, jau matau ir spaudoj, tokia, žinai, mados dalykas.
Bet man atrodo, kad ta gamta gali būti ir labai arti, ir visais masteliais, ir mieste, ir atrodo taip ir norėtųsi, kad tas atskirimas būtų kuo mažesnis, kad nereikėtų kažkur važiuoti. Ir tiesiog turi viskas būti patogu žmogui. Kažkaip, nežinau, susirasti tas vietas, kartais nereikia dėti daug pastangų ir aplink miestą pas mus yra be galo daug įdomių irgi vietų ir kartais reikia išeiti į lauką ir pasivaikščioti, patyrinėti. Ir paupius, ir šiaip kemsynus, nežinau, turbūt nebijoti, užsidėti neperslampamą aprangą ir tiesiog ieškoti, nežinau, klaidžioti. Šiaip praplėti tada ribas to miesto, ne, kur ne tik tais takais, takeliais vaikštai ir parke, kur sausa, o kažkur tai lysti giliau. Taip. Ir nes tokių vietų, jų taip sakoma, kad miestas tvarkosi, tai jų mažėja, bet taip neturėtų būti, nes protingi miestai ir juda to, kad turėtų kuo daugiau to tokio laukinio jausmo, atmosferų, mikro vietų pačiam mieste. Kad žmonėms nereiktų iš to miesto bėgti, taip, kardinaliai, kaip mes bėgam. Jo, pritariu. Šiaip pastebėti tos projektus, kurie Lietuvoje daromi, įgyvendinami, tai jie visiškai kaip atkartoja tą laukinę atmosferą ir panašu, kad ten žmonės plūs, nežinau. Taip, dar jiems įdomiau negu pati gamta. Jo. Ko gero, jo, tokia dirbtinė, bet primena gamtą. Bet patogu yra, kur pasipakuoti. Arti. Jo. Čia yra visi labai svarbus. Nes tiesiog atrodo, kad, kaip minėjai, kad tai jau tampa nuvalkata tas atskirimas, bet dažnai, žmonės sąmoningai renkasi labiau tą urbanistinę tokią aplinką, kažkokią tai išpūsintą švarę ir netgi tada tampa tai intervencija į laukinę gamtą, pavyzdys naujas kvartalas prie kokio draustinio, bet ne tą draustinį įsileidi pas save į tą kelių arų veją, o veją ne šį draustinį. Ir toksai išeina didelis paradoksas. Tikrai taip. Ir paskui atrodo, kad visur reikia vėjos. Nekomentuosiu. Jo, šiaip ta mediena, irgi atrodo, gyvastinga ar negyva, seniau vadinta. Man patinka tas terminas gyvastinga mediena. Tai jos irgi išsaugojimas miesto aplinkoje arba netgi kaip tik kartais gal atitempimas toksai galėtų būti vienas iš faktorių ir sukurti kažkokias ekosistemas ir daugiau tokių kartotinių kaip laukinės gamtos. Bet tas ir vyksta net žolyne yra. Tai man atrodo, tas netvarkos toksai ėjimas jau matomas, jau pasirodo. Tai gerai, einam tada netvarkos link. Ir balansas svarbiausia. Balansas. Išbalansuoti ant rasto kokio gulinčio pabalansuoti. Taip. Ačiū, Aiste, kad papasakai savo perspektyvas. Tikrai labai įdomu buvo išgirsti. Man irgi labai įdomu. Seksim tavo ateities darbus. Čia tiek dar temų, atrodo, kurias galima pakalbėti. Pasiliksim kitiem kartam. Pasilikim. Gerai. Iki. Iki.